kažkaip tikrai labai su tokiu nerimu laukiu rungtynių sporto haliai. Ne dėl to, kad čia nesitreniruojam, bet kad ir man pačiam čia yra tokių tikrai gilių sentimentų ir labai gražių ir skaudžių ir džiaugsmingų prisiminimų. Ir tikrai labai smagu, kad šiandieną pasiekėm labai svarbią pergalę prieš tikrai šiandieną labai gerai nusiteikusi priešininką ir išsaugojom savo turnyrės lentelės padėtį. Klausimų treneriui? Kas trenerių nulėmė pergalę? Aš galvoju vis tiek, nors ir tos vienos iškeltos rungtynėm užduoties sustabdyti Langfordą neįvykdėm arba įvykdėm nepilnai, bet šiaip vis tik tai gynybo atlikom tikrai gerą darbą. Ir galvoju, tai buvo vis tik tai raktas į pergalę. Ir be abejo, šiandieną mūsų į priekį puolime traukė stebuklingai žaidęs Džeimsas. Treneri, kaip vertinat atmosferą? Aš galiu pasakyti, man tikrai jinai padėjo, nes tikrai daug metų čia praleidau tokioje atmosferoje ir galbūt iš tų vyrų, kurie šiandieną žaidė, ne visi tai žino, kai kas iš jų dar būdami maži stebėjo Žalgirio rungtynės, man tai reiškia labai daug ir aš tikrai žinau, kad priešininką tai labai žlugdo, gniuždo. Įvairių sinonimų galima sugalvoti. Tokia atmosfera, kai buvo reikalas, tikrai halė užstaugdavo, kaip turi būti ir tai negali nepadėti šeimininkų komandai. Šiandieną tai buvo tikrai vienareikšmiai šeštas žaidėjas. Žaidėjai, kai kalbinom, sakė, kad jie kartais net negirdėjo, ką jūs sako, toks buvo triukšmas. Tai nėra kažkokia, kaip sakyti, kažkos paslauga? Jeigu jie ir tuščioj salėje kartais nieko negirdi. Taip kad jeigu čia būtų kiekvieną kartą tik ta problema, tai aš ją imu.